Sveiki, šiandien analizuosiu filmą Ir velnias dėvi Prada, kuris pasirodė 2006 metais, režisuotas Davido Frankelio. Šis filmas tapo ne tik populiariausias romanas komedijoje, bet ir kultūriniu reiškiniu, atskleidžiančiu mados industrijos užkulisius, karjeros kainą ir asmeninius vertybinius konfliktą. Man šis filmas įdomus todėl, kad jis jungia lengvą pramogą su gilesnėmis temomis, kurios aktualios daugeliui jaunų žmonių, kurie tik pradeda savo karjerą. Filmas jungia komedijos ir dramos elementus. Režisierius Davidas Frankelio subtiliai balansuoja tarp satyros. Pagrindinė veikėja Andy Sass neseniai baigusi universiteto žurnalistė, kuri įsidarbino asistente prestižiniame mados žurnale Runway. Nors ji labai nesidomi mada, Andy greitai supranta, kad šis darbo vieta gali tapti šuoliu į didžiąją karjerą. Tačiau kuo labiau jie įsitraukia į darbą, tuo aiškiau išryškėja vidinis konfliktas tarp profesinės sėkmės ir savo autentiškumo. Šią kovą dar labiau sustiprina santykis su redaktore Miranda Priestley, griežta, reikalaujanti, bet be galo talentinga moterimi, kurios įtaka formuoja visą Andy kelią. Andy Sass, kurią vaidina Anne Hathaway, atspindi žiūrovą, jos akimis matomą industrijos spindesį ir spaudimą. Kiti personažai, kaip Emily Nigel, parodo skirtingas mados pasaulio puses, nuo visiško atsidavimo iki kompromisų su savimi. Filmas ypatingai stiprus ir vizualiai, kostiumai čia tampa atskira kalba, Andy asmeninė transformacija aiškiausiai matoma per jos garderobą, montažas ypač greitas rytinių įvaizdžių kaitos fragmentas, perteikia industrijos tempą, muzika sudaryta iš populiarių dainų suteikia filmui dinamikos, kamera dažnai pabrėžia kontrastus tarp Andy paprasto gyvenimo ir spindinčio žurnalo pasaulio. Kostiumų estetika ne tik padeda suprasti veikėjų socialinį statusą, bet ir kuria atmosferą, kuri leidžia žiūrovui pasinerti į mados pasaulio spindesį. Kiekvienas veikėjas turi savitą vizualinį kodą, pavyzdžiui, Emily drąsus aksesuarai, nori išsiskirti bet kokią kainą. Šie vizualiniai sprendimai padeda be žodžių atskleisti personažų santykius ir vidines būsenas. Filmas kelia klausimą, kiek verta aukoti dėl karjeros. Andy istorija parodo, kad sėkmė dažnai ateina su kainomis. Įdomu tai, kad Miranda, nors ir iš pradžių atrodo kaip velnias, iš tiesų yra vienintelė moteris, kuri pasiekia absoliučią viršūnę savo pastangomis ir tampa ir įkvepiančia, ir bauginančia figūra. Filmas slypi ironija, jis tuo pačiu metu kritikuoja mados industriją, bet ir ją glamorizuoja. Apibendrinant, svarbiausia šiame filme yra veikėjų santykis ir Andy transformacija. Ir velnias dėvi Prada parodo, kad karjera gali būti viliojanti, bet svarbiausia – nepamesti savęs. Šis filmas man įdomus tuo, kad po beveik 10 metų jis išlieka aktualus. Jis kalba apie ambicijas, pasirinkimus ir kompromisus, kurie paliečia beveik kiekvieną.